Škoda atsirado, nes supratom, kad Miražas, sakysim, išsisėmė. Ir mes išsisėmėm su juo, nes gavosi, kad išaugom tiesiai šviesiai. Paklausėm pas Martyną kažką, tai gal turi pasiūlyti, buvo mintis apie jo tą BMW, kur buvo X-as. Tai praktiškai buvom sutarę mes jau jį nupirkti, bet Daliukas po to ten perkalbėjo, sakė, Martynai, gal tu jo neparduok. Tai taip ir gavos, o po to Martyno buvo mintis, sako, gal tu nori tada pasidaryti tokią mašiną. Tai ir su jo pagalba gavosi, kad persėdom į Škodą. Škodos kėbulas dėl to, kad šitas kėbulas yra, manau, kad kokiu 30 kg lengvesnis negu bet kuris kitas. Ar Fordas, ar ten Hyundai'us, ar kažkas kitas. Tai tiesiog realiai kiekvienas kilogramas kainuoja daug pinigų. Tai kada darai naują, aišku, bandai daryti tas, kas yra geriausia, nes kainuoja vis tiek tas pats. Įspūdžiai labai geri buvo, atsimenu, su Mariu išvažiavom Žemaitijoje pirmą dopą, tai... Ne, Žemaitija buvo. Žemaitijoje testai buvo pirmi. Ir tuose testuose, ten, sakysim, 4 posūkiai buvo, nieko ten baisaus, o po to buvo tokia tiesiog ilga, ten 107 gal atvažiuoja ir T formos sankryža. Ir toliau laukai. Tai toks mintis buvo, varom, bandom, kaip jinai stoja, nes mačiau, kad žiauriai gerai stabdo. Ir stiliaus net negalvojau sukt. Atvažiavam, galvojau, T formą važiuojam tiesiai, nes nesustosim. Tai likus 10 metrų supratau, kad pataikom į posūkį. Tiesiog stabdžius belia kada vėlai, jinai sustoja vis tiek nuo Miražo, kokių 3% sutrumpėjo stabdymo kelias. Tai žiauriai jaučiasi ir čia tas tai buvo toks įspūdis pagrindinis, sakysim, stabdymas. Toliau, aišku, vairavimas. Klausimas vidury posūkio, trūksta dasukai, jinai visai kitai vairuojasi. Ta mašina galėjo pasikoreguoti, dasistabdyti. Ta prasme, visai kitai valdosi negu tą, su kuo anksčiau važiavom. Jo, po Mitsubishio, Mitsubishis ilgas, didelis toks, ten kai limuzinė važiuodamai, nelabai to greičio jausdavosi, tai didelis skirtumas buvo. Veiksmas, atrodo, aplink tave sukasi visas, greitis labai jaučiasi, tai įspūdis didelis buvo, labai didelis skirtumas po Mitsubishio. Stiliaus praktiškai nieko man ten nereikėjo keisti, tą mašiną aš visą laiką tokių mėgdavau važiuoti daugiau aštresnių biškį, galbūt kai sako žmonės, kad per naglai, per aštriai, ta prasme, kad reiktų važiuoti švariau, bet tada nelieka to viso ralio, kaip sakyt, to kaifo iš to ralio, kad tu atvažiavai, susistabdėjai, pasukai ir nuvažiavai, tada jau neįdomu. Man smagiau atrodo atvažiuoji, pasistatyti ten skersą 20-30 metrų, dačiužiai skersas, tada man gaunasi pats ralis, visas yra grožis raliai tame, kad kada mašina čiuožia skersa ir o ten ir su Mariu diskutavom, kad aš suprantu, kad greičiau yra atvažiuoti, sustoti ir pasukti. Bet ką žinau, gal reikia iki to daug, dar nežinau, aš dar gal per jaunas tam. Jo, čia juokavau kažkada su kažkuo, kad irgi, kai pasaugiai atsisėdau važiuoti, tai turbūt ralį daugiau žiūriu per šoninius Škodos stiklus, per priekį, ne tik tai ilgose tiesiosios yra progos pažiūrėti. Bet jo, augio vairavimo stilius toks, kaip ir minėjo, kad ne tas 100 sekundžių laižytis, bet turėti malonumą iš to, ką darai. Tai. Jo, scenograma, sakysim, kažkiek gal keitėsi, nes padidėjo bendras greitis. Tai gaunasi, kad reikėjo ją paprastyti. Aišku, sakysim, su Mindaugu Varža pasivažinėjom kažkiek tai eilinį kartą, ten kažką tai savo jisai įveda, bet labai sunku tą viską pritaikyti, ką tu gauni iš kitų. Bet tų
minimalių tokių vis tiek pokyčių įvedi. Aišku, kad su šitą mašiną važiuojant turi ją paprastinti, nes tada gaunasi problema su skaitimu. Jau, nu, jeigu daug informacijos prirašai, tai nėra kada skaityti ir gaunasi tiesiog per daug informacijos ir jisai nesuskaito, galbūt nesuskaitytų. Nesakau, kad nesuskaito, suskaito, bet aš jau nesuvirškinu to kiekio, kuris man ateina. Ir tada blogai, tada jau aš pats jau nesiorientuoju, kas ten vyksta ir gaunasi, kad geriau, mažiau, bet tiksliai. Pati scenograma po Karolio Fvirto, jeigu pas mus 0 vienetas būdavo greičiausias posūkis, tai saugiu važiuojant čia pats lėčiausias posūkis, tai, bet gal nebuvo sunkiausia dalis atversti atgal tos skaičius ir intonaciją teisingą parinkti, bet pats skaitimo tempas, turbūt anksčiau truputėlį buvau įpratęs daugiau į priekį paskaityti 2-3 posūkius priklausomai nuo situacijos. Augis mėgėjas, taip jau prieš posūkį žinot, kas ten už ją laukia, ar jame laukia. Tai vat, tas tempas, bet per metus laiko daugiau mažiau susikrojo, manau. Atmosfera gera, būrelį visą laiką. Nu, sakysim, nemačiau niekad jokių ten problemų. Plius minus dalinamės informaciją apie tos automobilius, nes, sakysim, kada jie važiavo į Ispaniją, jie turėjo vienokį greitį tie automobiliai ir vienokią galę. Lietuvoje mes, kaip sakant, lietuviai nagingi ir mums visiems trūksta vis kažko, tai mes bandom dadėti. Tai va, ir tos mašinos po biškį greitėja, gaunasi tos informacijos daug ir jos reikia daug ir kiekvienas vis kažką tobulina. Tai stengiamės, kad jeigu tobulinam, tai, nu, ta prasme, kad jeigu aš kažką pasidariau, tai aš mielai pasidalinu su visų kolektyvu. Jeigu kažką ten sutarėm, darom, ten, pavyzdžiui, su linu, ar sutarėm kažkokią detalę pasigaminti, tai metamės per pusę, darom vieną, kad būtų aišku, nu, kad ir pigiau kažkiek tai ir sakysim, ir paprasčiau. Tai va, tai šiaip viskas gerai, tam būrelį, normali chebra susirinko, kai sakau, ir galima važiuoti su jais. Tai toj vietoj viskas liuks. Pritarsiu Augiui, faina chebra, mėgsta, aišku, kaip ir visi pasišpilkuoti, bet turbūt tame viso žavisi ir yra. Tai labai linksmi vyrukai, tikrai smagi chebra. Ne, tai svarbu yra tas, kad, nu, sakysim, turėjom tokį variantą Ignalinos ralį. Aišku, jisai galbūt neįskaitinis buvo pirmas mūsų, nu, sakysim, antras mūsų ralis su Marium. Mes ten jį plius minus kaip suvažiavom, taip, ten gal buvom 4 absoliutiai prieš paskutinį miesto greičio ruožą ir gale greičio ruožo mums nutrūko dirželis. Nu, tai, sakysim, sustojom, pasikeitėm dirželį, kurį turėjom, pavažiavom 2 km, jis vėl nutrūko. Tai, sakysim, visi pravažiuodami, tas, kas važiuoja iš kolektyvo, su M5, visi sustojo. Visi gal padėt, gal kažką. Nu, ten, blemba, sakau, jau nevažiuosim, užsidėjom tą dirželį, nutrūko. Aurimas, ne, imkite dirželį, važiuokit, reikia, kad jūs važiuotumėt. Nu, ta prasme, kad kolektyvas nori, kad vyktų veiksmas ir tai tiesiog. Kiekvienas stengiasi kiekvienam padėti ir ten nežiūri konkurencijos, nežiūri, kad mes prieš juos važiavom, sakysim, bet tau atiduoda savo detalę, kurią turi mašinai tam, kad padėt, kad tu finišuotum. Tai tas yra labai smagu ir ta atmosfera tikrai yra gera. Apskritai ralio sporte turbūt skirtingai nuo kitų populiarių sportų, krepšinio ar kitą imant, nėra tarp konkurentų tos didelės priešpriešos. Visada sustosi, padėsi ir tas varžymasis draugiškai labai vyksta. Su Eugeniju pažįstami gan senai, tai kai Eugenijus su Miražu važiavo, mes su Mitsubišiu kažkaip panašių tempų važiuodavom, tai daug laiko vis tiek praleidai ir pervažiamuose, ir sutraukimuose. Susipažinom ir kažkaip norėjosi po 4 metų pokyčių, pasikalbėjom su Eugenijum ir sutarėm. Istoriją važiavom, su Artūru važiavom. Artūras turi problemų su nugara ten.
su nugara, šiaip ten su sveikata ir sunku jam, sakysim. Ir toks gavosi, kad tą sezoną jau atitempėm jis, kaip ir sako, gal biškai aš pailsėsiu metelius. Nu tai automatiškai ta vieta tokia ir liko tuščia. Išsiunčiau CV. Jo, ne, nu tiesiog Marius, kažkaip nuotrauką siunčiau ar Dariui Besevičiui, ar kažkam turėjau nusiųsti nuotrauką kažkokią, kažkur norėjau išsisaugot, gavosi, kad įsisaugau Facebook'e ant sienos, tą nuotrauką įkėliau. Nu ir toks gavosi po to ir Marius parašė, tipo, tai kaip čia ką, nu tai va taip ir sutarėm, kad tiesiog gavosi kaip ir netyčia, bet vis tiek tas bendravimas kažkoks buvo, nu ir taip ir susiklijavo. O Artūras, nu ką, Artūras, kai sakant, biškai tvarkosi sveikatą, tai viskas ten su juo gerai. Jo, turi realiai klijuotis, realiai labai daug kartų praleidi mažoje erdvėje, ar mašinoje, ar kokiam nors namelį, kambariukė mažam gyvendamas, aš juokauju, 24/7 su šeima tiek nebūni, tai nu, turi tas bendravimas irgi lipti, nes kitaip sunku būtų abiem. Jo, tai iš profesinės pusės šnekant, tai kaip ir sakiau, truputėlį buvo iššūkis tas kitokia scenograma visiškai ir kitoks tempas skaitimo, bet nežinau, kažkur teorijoje skaičiau, kad per 1000 kilometrų greičio ruožuose šturmanas susikalba su vairuotoju dažniausiai, tai turbūt panašiai apie 1000 esame ir pravažiavę per šiemet, tai tas susikalbėjimas atsirado metų eigoje. Žinoma, visko būna. Jo, viskas gerai. Ta prasme, aš pakeitęs ne vieną šturmaną, tai man ten, kaip sakyt, bėdų labai nėra. Realiai pavažiavus pirmas varžybas, tu supranti, kad pirmus, sakysim, kilometrus, tu supranti, ar žmogus gali tą darbą dirbti ar negali. To labiau, jeigu jisai jau buvo šturmanas, tai tu matai, ar jisai teisinga linkme eina. Ir tas pasitikėjimas automatiškai atsiranda. Jeigu tu matai, kad tinka, nu tai aišku, tu vis tiek važiuoji 8%, kad tu bet kuriuo atveju dar galėtum dasukt, sustabdyti galų gale, kad neįvažiuotum ant 150 ten į kažkokį tai kelkraštį, bet ant 50. Nu tai sakysim, stengiasi pasilikti tokį rezervėlį pradžiai, o po to, nu ką, aišku, mes, kaip sakyt, niekada nežiūrėdavau video prieš varžybas, niekada. Bet čia, kada pradėjom važiuoti, kada atsirado ta konkurencija tokia, sakysim, žiauriai didelė konkurencija šiemet buvo ir tu supranti, kad trūksta pasitikėjimo, tai tada pradėjom žiūrėti video bordus, nu, tam, kad atsirastų pasitikėjimo, kad tą greitį išlaikyti ne ten, ten, sakysim, miške, kur važiuojam ant 120, tai man ten nebėda, aš ten galiu važiuoti, bet ten, kur važiuoju 160-107 ir ten tau sako greitas posūkis per trampliną, kad ten vos ir tu turėjai pilną pedalą nuspaudęs, tai va ten nuo to pasitikėjimo biški trūksta, nu, čia manau pas daugelį vairuotojų, tai yra problema. Tai kada pradėjom video žiūrėti, tai va tas biški išsieliminavo, sakysim, iš to. Ir dasidėjo to greičio, va tose vietose, kur tu atėjai pilnais ir nuėjai pilnais. Ta prasme, va to pasitikėjimo daug gavom, nu aš gavau bent jau nuo to video žiūrėjimo. Tai čia va Marius atsinešė tą, sakysim, į kolektyvą, būtent, kad reikia žiūrėti video. Daug laiko prie kompo praleidžiam ir varžybų metu, ir prieš varžybas, ne tik mašinai. Ir pačią scenogramą tobulinom, manau, irgi metų eigoje ir atstumą žiūrėjom tokį. Irgi vieną nuotykį nesusikalbėjimą Mažeikiuose berods turėjom, buvo labai daug dulkių, buvom užsirašę 600 metrų tiesioji ir irgi, kadangi užskubėti nenoriu, važiuojam dulkėse, nieko nesimato. 600 metrų ilgas atstumas, aš taip ties 300 metrų galvoju, reikia gal kitą posakį sakyti. Dulkės baigėsi ir kelias baigėsi. Tai nuo to laiko ir atstumus labai pradėjom žiūrėti, kokius rašom. Jo, žiema buvo, ką žinau, gerai, Varža davė tą savo Subaru, ten
Mūsų tikslas, varžos yra tikslas, kad ta mašina važiuotų ir davažiuotų. Ta prasme, jam yra tikslas testuoti važiuoklę savo ir kad tas daiktas veiktų. Prieš tai buvo 2 variklius, jisai paklojęs tam Subarikui. Aš sakau, Mindė, tu padaryk mums 6 štukas ribotuvą, kad nebūtų ten tų remontų, kad nereiktų, nes po to pačiam negražu būna, kai ten su dantračiais vaikščiot po kelią ir sakau, uždėk ribotuvą, padaryk mums 300 arklių, sakau, ir kad mes atvežtume tą mašiną tiesiog. Aš pabandysiu davažiuoti, o tu apribok galę jam, kad jisai nesprogtų tas motoras, nes Lietuvoje problemų yra su Subaru, sakysim, tais motorais ir programuotojais ir ten, galbūt ten yra žmonės, kurie tą padaro, bet ne tas variantas. Ten yra kompas paprastas toj mašinui ir ten gaunasi, kad jeigu tu bandai ją datraukti iki 400 arklių ar ten 300 PM, jinai sprogsta tas motoras ir pasibaigia po 2 greičių ruožų. Tai žinai, tai sakau, Mindė, tu padaryk mums, kad jinai veiktų, kad mes galėtume finišuoti. Tai va, tai jis ten padarė ribotuvą 6200 gal apsukų ir tik tai bėda, kad diapazonas labai mažas pasidarė. Tu realiai nuo 4 iki 6 turi laikyti, ten nuo 4,5, jinai tam tarpe važiuoja 1500 apsukų. Tai toks. Bet mes visai smagiai prasivažiavom, kaip sakau, ta mašina ten dzinka, jinai ten nesisuko, sukosi ten, bet aišku, baigėsi mums ten ir padangos, viskas, tai ten po to Mindė sakė, gal jau jūs imkit kitas, tai ten dar buvo diskusijų tokių, kad mes ten nenorėjom labai gilytis į didelės išlaidas, bet tiesiog ten dar dasipirkom padangų ir kažkaip davažiavom, viskas ten gerai. Šiaip smagiai, o sekančias varžybas Visagine, vėlgi labai gerai važiavom, labai viskas lipo, bet tiek mūsų mechanikam, sakysim, tiek mums patiems trūksta patirties su ta mašina. Ir jau Marčiaus chebra viską atidirbė, bet mes ne viską žinom, kas gali nutikti tai mašinai. Ir gaunasi, prasileidom, galbūt ten kažkiek tai su pastatymu, kreivai čiučiut galbūt dirželis ten kelis milimetrus, trūko diržas paskutiniam, miesto greičio ruožė prieš paskutiniam nutrūko diržas, ir ko pasiekojo, po to antrą užsidėjus jisai vėl nutrūko, nes gavosi liko ten visokių detalių to diržo ir nebuvo įmanoma greitojų būdų padaryti, kad jinai važiuotų tą mašiną. Tai tiesiog, bet šiaip žiauriai patiko, turėjom geras varžybas, smagu, kada gali pavažiuoti aukštai, ta prasme, ir nesvarbu, kad nefinišuoji, bet kai sakau, jeigu tu atvažiuoji visas varžybas viršui, ten kažkur 5-tukė, tai turi žiauriai gerą laiką ir tas yra svarbiausia, manau, šitam sportui. Jo, tai turbūt pirmas etapas su Subaru buvo, ir bijau suklysti, ar ne vienintelis, kurį be jokių techninių nesklandumų pravažiavom. Jo, ir po to pradėjo kaprizus Škodutė rodyti vienokius kitokius. Jo, Visagine greitai buvom. Tas dirželis nutrūko, ten, kas važiavo tą atkarpą, žino, tokiam paskutiniam kilometrė labai vingiuotam miške tarp medžių ir, kaip suprantu, vairo stiprintuvas pas mus pradingo, tai ten jau Augis atlaikė kažkaip iki finišo tą mašiną to keliuku. Jo, o toliau visoje sezono eigoje, tai vis su techniniam bėdom susidūrėm, pasižiūrėjau šiandien ryte statistiką, važiavom 9 ralius, 4 nefinišavom, su šitą mašiną važiavom 8 ralius, 4 nefinišavom, 4 taip vos finišavom, vis kažkokių tai techninių. Tai, sakykime, su šitą automobiliu neturėjom nei vieno ralio, kur nuo pirmo dopo iki finišo pravažiuotumėm, sakytumėm, viskas buvo liuks. Tai jo, va tas, kad, sakau, mūsų problema yra tame, kad mes, tai yra mūsų mechanikai, mes patys nepažįstam šito automobilio. Dabar jau mes po sezono, aišku, mes gudresni ir jau pažengę, daug ką patobulinę, daug ką tobulinam, daug ką išsigaudę. Nes kadangi ta mašina, sakysim, pas ispanus turi apie 300 arklių, pas mus jinai turi apie 350 arklių, automatiškai neveikia interkuleriai, neveikia radiatoriai, taip kaip turi veikti. Mažeikiuose atsisuko, sakysim, varžtas vairo traukės.
nuo starto, galvom, lūžo vairo kolonėlė, ten laisvumas pasidarė, ten 20 minučių į vieną pusę, 20 į kitą suki vairą, kad pagaut mašiną. Tai, sakysim, važiavom be vairo, paskutinį dopą galiai iš vis išsiskaitė ratai, nes iškrito viskas ir kas kur nori pradėjo važiuoti. Tai ten laimės, sakysim, laimės apturėjom dėl to, kad tiesiai po finišo buvo uždaras parkas ir su išsiskėtusiais ratais davažiavome mes į finišą. Tai čia tik tai sutapimas, kad per 7 metus, kiek važiuoju, pirmą kartą buvo iš karto už finišo uždaras parkas. Tai dėl to finišavo Mažeikius, nes realiai buvo iškritus vairo traukė ir teoriškai mes būtume nefinišavę. O tenai kažkaip tai datraukėm, aišku, ten hebrai biškai pagadinom kortas, nes dulkių daug, tie ratai nesivairuoja, važiuojam ant 50, jau finišavom ant 20 iš vis turbūt ten. Tai reikalų pridarėm visiems, atsiprašom visų, kaip sakant, bet aišku, gerai teisėjai viską atstatė visiems laikus, nesuprato, kad ten taip jau gavosi, mes kaip sakant, nespecialiai tą padarėm. Tai o toliau vėl tai pusašis nulūžo, vėlgi dėl to pačio nežinojimo, sakysim, granata subirėjo, nes kuri buvo nauja, bet tepalų netokį naudojom. Tokių niuansėlių per visą sezoną, kiekvienose varžybose vis kažką turėjom bet sakysim, viskas gerai. Kiek finišavom, tiek finišavom, kur gavomės, ten gavomės. Sezono galas, aišku, buvo liūdniausias, bet patirties turim daugiau, būsim stipresni kitais metais. Saremą važiavom su tokiais norais, kad grinai uždaryti sezoną, kad pasidžiaugt, sakysim, tą salą, tais vaizdais ir tiesiog paskutinis ralis, smagu, susirenka, sakysim, greičiausi Pabaltijo lenktynininkai, kaip ir smagu. Norėjom turėti smagų laiką. Aišku, gavosi kaip gavosi, mašina neveikia taip, kaip turi veikti. Be to, kad variklis neveikia taip, kaip turi veikti, dar ir neturėjom centro programos. Sakysim, programą turėjom, bet sudegęs buvo centras, plokštelės centro ir turėjom mašiną, kuri varoma, sakysim, galu, 3 procentų galbūt priekis, 7 galas, aš taip galvoju pagal vairavimo stilių, kaip gaunasi ją suvairuoti, tai realiai neturėjom nieko. Ir startavę pirmo greičio ruožą 20, kas kaip ir smagu, kad mus įvertino organizatoriai, davė mums kažkokį tai 100 avansą iš 107 dalyvių, ten 20 startinį. Prieš tai aš ten buvau startavęs, aišku, ten mes 20 buvom po pirmos dienos. Bet pavažiavę pirmo greičio ruožą žiūrim 50, gerai, sakau, jau čia. Antras greičio ruožas 70, jau nelabai gerai. Tada važiuojam į servisą, išvažiuojam jau po greičio ruožo, žiūriu, kad kuro slėgis krenta, reiškia bakas tuščias, nors kuro buvom užsipylę, šiaip laikom plus 10 litrų negu reikia. Hebrai, sakau, čia bus kažkas įtariu negerai, tai sakau, 20 palikit. Tai 18 įpylė, tai baigėsi jisai, žodžiu, tai mes ten garbė žodžio, kažkaip sankryžose užgesindami mašiną ir visą kelią vingiuodami po šonus, kad kažkiek tai tas imtų siurblys. Šiaip taip davažiavom, nežinau kaip ten, su kažkieno pagalba iki serviso zonos, žodžiu. Davažiavom tam, kad davažiuot, ir bandėm važiuoti toliau. Nežinau, galbūt reikėjo ir nevažiuoti, bet, norėjosi važiuoti, tai važiavom su to, ką turim, tai berods nežinau, kelintas ten 10, 8 greičio ruože. Antros dienos vienas iš pirmųjų greičio. Jo, sustojom, gavosi, kada ta mašina varoma, sakysim, centro neturi, varoma plus minus 7 procentų galų, tai sulaužėm reduktorių lėtam posūkiui. Ir to pasibaigė. Tai toks nieko gero, kaip sakant, du kartus bandžiau pravažiuoti Saremos ralį, 2 kartus nesigavo, tai manau, bet pabandysim dar kartą. Man 5 metų karjerai Saremos ralis buvo pats sunkiausias.
Ir tie visi gedimai sąlygoja tokį disharmoniją, pavadinsiu, ne, automobilį ir išmuša tave iš vėžių. Ir pirmą kartą ir klaidą tokią labai kvailą padariau, kaip šturmanas, įvažiavom minutę anksčiau į uždarą parką, nesu niekada to padaręs. Žiūrėjau laiko kortą ant bordą, bandžiau suprasti, kaip čia taip atsitiko, taip po šiai dienai ir nesupratau, bet buvo audra, lyjo, langai užrasoja, mašina irgi daug įtampos, daug nervų ir turbūt po Saremos, paprastai kai sustoji vidurį ralio, nebegali važiuoti, būna labai liūdna. Tai turbūt Sarema buvo tas vienintelis, kai sustojo antrą dieną automobilis ir galvoju, gal ir gerai, kad mes čia baigėm ir jau nebesikankinsim nei savęs, nei automobilio. Jo, pakvietė Darius į, pavadinsiu, tokį pramoginį ralį, jo 50-mečio proga buvo gimtadienis, nežinau, paskambino, sako, turi laiko. Turiu, tai buvo proga vėl sugrįžti į Mitsubishi po kurio laiko. Tai taip atvirai pasakysiu, kad gana greit važiavom, pakankamai Dariaus irgi labai agresyvus vairavimo stilius, labai nustebino, pirmą kartą teko su Darium važiuoti. Bet vėl Mitsubishi atsisėdus po Škodos, tai truputėlį toks sulėtintam filme viskas atrodė. Bet gana sėkmingai antri overolę finišavom, kad ir mini ralį, bet buvo stiprių varžovų, tai gana patenkinti buvom rezultatu. Pirmą kartą važiavau mini ralį iš tikrųjų, bet kaip supratau, iš mini ralį jisai buvo labiausiai pažengęs ir kilometrų skaičium, ir greičio ruožų skaičium, tai ir labai sudėtingi greičio ruožai buvo Ukmergėje, apskritai Ukmergėje pirmą kartą ralį važiavau, tai sudėtingas ralis, tikrai įsivaizdavau, kad lengvesnis mini ralis yra, bet konkrečiai Ukmergėje labai buvo ką veikti, tikrai siauri, greiti ruožai. Jo, viskas gerai, viskas smagu, mes ten, sakysim, nėra pas mus ten per daug paslapčių. Kaip gaunasi, tai važiuojam, kada smagu aišku, kad panašus laikai yra, va tas smagu, nes jeigu ten būtų, va, kaip Martynas nuo mūsų su Linu nuvažiuoja, tai ir nuvažiuoja, mes suprantam, kad jisai ten kitoj lygui kažkur, tai, o mes čia biškai žemiau gyvenam. Bet šiaip labai smagu ir, ką žinau, visą laiką ir servisai netoli vienas kito ir pasikalbam, viskas ten gerai pas mus, bendravimas vyksta. Plius mūsų mašinos panašios, tai mes ten dėliojamės kažkokius, jeigu patobulinimus ar kažką, tai ten būna irgi susiskambinam, pasiaiškinam, kaip ką daryti. Tau įdomu, man įdomu, galbūt darom kartu tą patį dalyką, tai viskas ten gerai. O kova yra kova, ką. Kaip sakant, visi žmonės. Vieną dieną vienam eina, kitą dieną kitam eina. Plius čia techninis sportas. Vėlgi, kai sakau, mes daugiau šiemet turėjom reikalų su mašina, bet, su Miražu lygiai tas pats buvo. Mes pirmus metus 2 kart greičių dėžė iškrito ant asfalto. Ten, žodžiu, ta mašina, kurią tu pasidarai, dažniausiai nevažiuoja nuo pat pradžių ir Martynui reikėjo, sakysim, 4 metus jisai davažiavo tik tai čempionų ir tai dar ten Hebra padėjo, kaip sakyti, jam finišuoti keliuose raliuose, kad viskas būtų gerai. Tai tos mašinos nevažiuoja iš karto, sakysim taip. Tu turi atidirbti, turi mechanikai susidraugauti, turi jaust, kada jinai gali kažką sulūžti. Informacija turi visą suvaikščioti, ta prasme, kad pasidalint. Tai čia nėra taip, kad viskas veiktų iš karto. Bet aišku, ta apylygė kova visą laiką verčia pasitemti ir mus, ir Liną turbūt, ir tas įdeda tik tai smagumo į ralį. Ir kai kartais pasižiūri laikus, jau kaip Augis sakė, 20% rezervą pasilieka, kartais pasižiūri, sakom, gal reikia 10 pasilikti jau čia, kad biškiai arčiau būtų. Jo, tas tik naudos duoda ir žiūrovam, ir mum. Šiaip tas spaudimas, aišku, jisai jaučiamas, kad tu vis tiek turi kažkokią atsakomybę prieš savo gerbėjus vietinius, prieš
žiūrovus, nes tu vis tiek savo, sakysim, trasom važiuoji, kur 8% tu jų vis tiek žinai tų trasų. Ten, kai sakau, kažkada buvo diskusija su Ramūnu Čepkausku, kad ten vieną greičio ruožą su Miražu mes kažkaip tai asfaltinį šitą vievę buvom prieš jį ir Vytą išlošę. Jau sako, tu čia drožiai, tai jau čia sako, taip sakau, aš su sunkvežimiu drožiau, su busu drožiau, nes čia mano darbas yra aplink, ir aš, kaip sakyt, aš čia važiuoju tais keliais dažnai važiuoju, būna, kad ir dieną 2 kartus važiuoju to keliu. Tai man faktas, kad man yra, scenogramos aišku reikia tam, kad tu būtum užtikrintas, nes vis tiek tu nors ir žinai, bet tau jinai reikalinga ta scenograma. Tu nevažiuoji taip, kaip sakysim, važiuodamas su bet kokiu kitu žmogum, nes su šturmanu, tu neturėsi tokio greičio, kai važiuodamas su šturmanu, nes kada jis tau pasako, tu esi užtikrintas, kad tu tikrai čia ir nėra svarbu, kad tu žinai, kad už to kalniuko bus posūkis už 100 metrų. Vis tiek, kada tau patvirtina, kad už 100 metrų bus ten kairys, ten 4, tai tu ir žinai. Tai taip, ta atsakomybė yra, aišku, bet, šiemet gavosi taip, kaip gavosi. Finišavom pirmam dopį. Trumpiausias ralis nutiko, turbūt. Jo, nutiko ralis, kai sako, bet važiavom pagal splitų žiūrėjom, važiavom 6, nebuvo kažkokio kosmoso, važiavom pakankamai atsargiai. Sakysim, šiek tiek išvažiavom į išorę posūkio, kairys 5 berods ten buvo. Atsirėmė galas mašinos ir atsuko. Sakysim, nieko ten baisaus nebuvo, 30 cm nuvažiavo priekis nuo kelio 30 cm ir ten pasirodo kelmas buvo. Tai kelmas, akmuo ten, žodžiu, mačiau tą akmenį, net nerašiau aš jo, nes, prieš tai mačiau ir žinojau atmintinai tą vietą, kad ten yra akmuo ir kad nereikia išleisti, bet išleidom. Taip ir gavosi, kad aišku, sustojom, pasižiūrėjau, pasitvarkėm tą mašiną, kažkiek pasikeitėm ratą, davažiavom iki serviso, šiaip taip ten su to atlūžusiu ratu, bet neturėjom balkio. Problema, kad balkis iš sandėlio buvo į džiūną įdėtas ir net važiavęs dar, sakysim, iš Ispanijos kitas, kad neturėjom balkio. Tai mes ten bandėm kažką daryti, bet po to supratom, kad nieko gero nebus ir rezultatų nėra ar taip, o finišo irgi nebus, nes nespėjom išvažiuoti iš servizo zonos, pavėlavom dar minutę, ten kažkaip gavos, nes netoj vietoj užsičekinom ir viskas sukrito, sakysim, į vieną krūvą ir to finišo tokio ir nesigavo, nors norėjosi kažkaip davažiuoti, bet yra kaip yra. Čia gaunasi, kad kažkada Novakas Paulius sako, gal varom? Plemba, sakau, gal ir varom, kažkaip laisvas savaitgalis, tai taip su čiutelę, su Žiguliu pagazavom, ten visai kaip ir patiko toksai, kaip ir, sakysim, kaip ir atostogos, tokios biški nuo visko pailsėt, gauni 3 dienas, ten 4 dienas tokio kitokio visai tempo, kitokią programą visą ir kaip ir visai nieko ten tas dalyvavimas. O po to Aurimas kažkaip sako, gal varom su Mustangu, tai taip ir gavosi, kad porą metų dar su Mustangu pavažiavom. Tai, sakysim, kaip ir viskas gerai, bet ten tiek, kad tas lygis ten į kosmosą dabar eina ir ten nesinori tiek investuoti pinigų į tą, sakysim, į tuos 300 km, kuriuos tu pravažiuoji, nesinori ten eiti tą kosmosą, sakysim taip, ir ten yra brangus sportas, ralis yra brangus, bet ten yra irgi brangu, pakankamai. Tai čia gaunasi greičiau kaip su geru kolektyvu pabūt 3 dienas geroje aplinkoje, sakysim taip. Nuo vaikystės žiūrėjau ralį, domėjausi. Turbūt ta šturmano kėdė visą laiką įdomi atrodė man. Vairuoti didelis entuziastas nebuvau. Ir
labai turbūt paprastai šiuolaikiškai kažkaip pamačiau, kad Karolis ieško šturmano, nepažinojau Karolio, pažiūrėjau pavardės tos pačios, galvoju, gal paeis. Pasisiūliau ir taip 4 metrus važiavom. Atsakomybė ir supratimas važiuojant, greit važiuojant ir supranti, kad daug kas vairuotojo rankose, bet supranti, kad maža tavo klaida gali irgi reikšti ar avariją, ar kitas bėdas. Ir ta atsakomybė veža, bet, aišku, ralį žavi bendruomenė, chebra ir apskritai tas laiko praleidimo būdas. Man pats geriausias poilsis, aš niekur nepailsiu taip nuo darbo, kaip važiuodamas ralį, nes neturi nei milisekundės galvoti apie kažką pašalinio, išskyrus tai, ką darai, scenogramą skaitai. Tai čia ta simbolinė, sakysim, kažkada prieš 20 metų buvo toks klausimas, koks mano laimingas skaičius. Tai arba 7, arba 2. Tai va taip ir gavosi, tas numeris toks gavosi. Nes tada buvo tokį ten kainuodavo nedaug tų pinigų, tai va tokį nupirkau, ir tas numeris ir kabo visur ir lydi dabar mus. Kaip ir laimingas numeris gaunasi, sakysim taip. Tai va, jį ir naudojam. Todėl, kad galiu, manau, kad dar kol dar galiu kažkiek važiuoti, tai važiuoju. Kažkada nebuvo galimybių, nes, sakysim, visi suprantam, kad yra brangus sportas. Ir tada, kada, sakysim, kaip aš pats galvoju, galėjau važiuoti greičiau, tai nebuvo galimybių tiesiog, nes tai yra... Nebuvo sąlygų, nebuvo galimybių, nebuvo draugų, nebuvo kolektyvo tokio, kuris sakysim, padėtų. Tai važiuodavau ten sprintukuose kažkokiuose, pradžioj ten Legacy kažkokį ten turėjau nusipirkęs su to Legacy, ten pas Arvydą, važiuodavom į Zarasus, ten į tą treką Zarasų ten. Tai su Arvydu pažįstami ten jau metų, nežinau, mes 15 galbūt. Tai kaip sakyt, bet aišku, autosporte viršūnė yra ralis. Tai čia visi to siekia, bet kuris važiuojantis. Ir kada gauni kažkokias galimybės, kada leidžia šeima tą daryti, per daug, kaip sakyt, nekariaujam to klausimu ir visi pritarė tam dalykui, tai labai smagu, tada gali pavažiuoti kažkur. Tai, o jeigu dar gaunasi pavažiuoti, tai iš vis būna gerai. Seku ir treniruojas, tarkim, vienas iš treniravimosi būdų, mes Meksikos VRC esam su Karoliu RC Only pasidarė scenogramą, susirašę visus greičio ruožus, jie paprastai iš metų į metai kartojasi, tai dažnai tiesiog VRC pliusė, nežinau, pasileidžiu Tanako onboardą kažkokio dopo ir skaitau prie kompo atsisėdęs. Tai tas padeda tobulėti, o tobulėjimui ribų nėra. Tai gal visada labai malonu gauti iš patyrusių šturmanų ar Mindaugą, ar kitų kažkokių patarimų. Tie 5 metai labai greit prabėgo šturmano kėdėje ir nesijaučiu, kad dar kažkur jau netoli jau tas viršūnė, tai dar mokytis tikrai yra ko. Tiek iš psichologinės pusės, tiek iš techninės pusės skaitimo pačio. Tai skaitimas scenogramos iš esmės ir yra greičio reguliavimas, bet, ta prasme, pašalinių jokių, be scenogramai, kas parašyta pašalinių žodžių, bent jau iš mano pusės nebūna, iš augio pusės kartais būna, tai irgi reikia mokėti išgirsti, praleisti prausis ir daryti toliau, ką darai, susikoncentravus, nepamest minties, nes augiai, kai ten raudonos lemputės pradeda mirksėti, jis labai... irgi kartais tiradų išsako važiuojant. Tai svarbu nepamiršti, ką darai visada. Ir iš sportinės pusės, ta prasme, reikia ištvermės turėti, tikrai nėra čia, kam atrodo, sėdis puslapį vartai, pagreičio ruožą būni šlapęs. Tai ir iš sportinės pusės taip, tenka pasitemti dėl šturmano darbo, tenka ir dviračiais 100 km važiuoti, ir
kitų sportų užsiimti ir kas gale dienos atsiliepia ir šturmano sėdiniai į gerąją pusę. Planai turbūt prasideda žiemos raliais, tai yra Alūksnė ir Zarasai, ką mes suplanavę pradžiai. Po to, aišku, turėtų būti Visagino ralis, nes kaip tik gaunasi prieš sezono varžybas čempionatinės. Aišku, Lietuvos čempionatą važiuot, o po to ten, kai sugalvosim, galbūt šaus kokia dar mintis dar kažkur tai. Su Sarema galai nesuvesti dar. Su Sarema dar reikia pataupyti, kaip sakant, galbūt į Saremą dar. Faktas, kad reikia važiuoti ir važiuoti, ką, nieko čia nepadarysi. Reikia važiuoti, nes suprantam, kad greitis atsiranda važiavime. Turi kuo daugiau važiuoti tam, kad būtų tas greitis toksai. Ir aišku, turi veikt mašina, tai bandysim šiemet kažką biškį kitaip pakeisti, galbūt bus geriau šiemet. Tikiuosi. Pernai buvo kolektyvas Ispanijoje. Galvoju, kad ta Ispanija visai būtų kaip ir prie dūšios, bet vėlgi ten turi investuoti. Sakysim, 2 varžybų biudžetą Lietuvoje tam, kad važiuot vienas ten. Ar ten tą pačią Laplandiją. Bet vėlgi paskaičiavom, kad mes galim čia visą žiemą važiuoti Lietuvoje, Latvijai. Galbūt ir Estiją pasijungti, tam, kad suvažiuoti Suomijoje vieną ralį. Tai tiesiog, sakysim, negalim skirti tiek pinigų vienom varžybom. O norėtųsi, aišku, norėtųsi. Toj pačioj Suomijoje norėtųsi, kur ten susukti dopai iš posūkį į posūkį, tramplinų daug. Tos mašinos leidžia važiuoti greitai, leidžia šokti. Jinai leidžia daug daugiau negu leisdavo Miražas, ta prasme. Aišku, tai nėra R5 mašina, vis tiek ją pasaugai, nes supranti, kad gali kažką sulaužyti, bet smagiau, jau 40 metrų su ja gali šokti ir jau taip, ta prasme, drąsiau biškai jautiesi, žinai. Tai toj vietoje jo. Iš tokių svajonių, tu, aišku, visą laiką žiūri tos pasaulio ralio čempionatą nemažai, kur esu buvęs žiūrėjęs, tai vis tiek man didžiausias įspūdis yra Meksika. Tie greičio ruožai kalnuose, serpantinais po 45 km aukštai, kur mažai oro yra kažkas wow. Tai gal kurią dieną norėtųsi Meksikos VRC pravažiuoti, bet aišku, gaila, kitąmet nevyks panašu ir dar kitąmet nevyks, bet toks gal kažkada pavyks ir suvažiuoti šturmano kėdėj Meksikos VRC. Sau tai aišku, sau labiausiai norėtųsi finišų palinkėti ir finišų be gedimų. Nes kažkaip tai čia mums nesigauna draugystės su ta technika, tai norėtųsi finišuoti. Ta, ką startuoja, tą ir finišuoti. O konkurentam lygiai to pačio. Norėtųsi, kad kova vyktų trasoj, ne garažuose, o trasoj, kad visas kolektyvas turėtų veikiančius automobilius ir sakysim, ir turėtų gerą laiką ir finišus, kad turėtų. Ralio bendruomenė, aišku, smagu, kad būtų pilnos trasos, smagu, kad daug žiūrovų ir visiems, kaip sakant, stiprybės kolektyvui, kad važiuotų į ralius, stebėtų, nes tas palaikymas bet kur, Estijoje, kada pamatai vėliavą, Lenkijoje, lietuvių, tai yra labai smagu. Trasų matyti, kad supranti, kad yra saviškių atvažiavę, ne vien tik mes sportininkai, bet važiuoja žmonės pasižiūrėti ralį, tai mums tikrai suteikia daug jėgų ir geležėlė giliau paspaudi, kaip sakyti, tuose posūkiuose tikrai, kada matai, kad ten kolektyvas stovi iš Lietuvos. Tai visiems stiprybės ir, kaip sakant, ir sveikatos, ir noro dar toliau tęsti tą visą, ką pradėjo. Augis turbūt viską išvardino, kas svarbiausia, tai galbūt pabrėšiu šitą visoje sveikatos, šturmanam kolegom, kad nugarų neskaudėtų. Ir taikos pasaulyje, jo, ir pilnų ralio trasų.